Saimonas. Labas visiems. Šiandien mokysimės kepti jogurtinį pyragą. Jogurtinis pyragas. Jei sugalvosite įsikepti jogurtinį pyragą, jums labai daug visko reikės. Skardos, dubens, didelio medinio šaukšto ir peilio sviestui. Tada indelio natūralaus jogurto, cukraus, miltų, aliejaus, 3 kiaušinių, pusės pakelio mielių ir žiupsnelio druskos. Gaspardai, nesudaužyk kiaušinių, mušimi dubenį. Iš pradžių paprašykit suaugusio įkaitinti orkaitę iki 180 laipsnių. Skardą ištepkite sviestu. Štai taip. Dabar dubenyje sumaišysime visus produktus. Svarbu viską labai gerai išmaišyti mediniu šaukštu. Pirmiausia, pilkite jogurtą. Tada 2 porcijas cukraus ir 3 kiaušinius. Tik be lukšto, žinoma. Tada įberkite 3 porcijas miltų. Ir nepamirškit pusės pakelio mielių. Pabaigoje šlakelis aliejaus ir žiupsnelis druskos. Tada viską sumaišykite. Labai skanu. Išmaišytą pyrago tešlą supilkite į skardą. Galima pašauti. Tėti, prašau įdėti pyragą į orkaitę. Kepkite 35 minutės. Žiūrėkit, kaip kyla. Tai ir viskas. Pyragą galite valgyti kaip desertą arba užkandį. Jei tik Gaspardas viso nesušveis. Iki pasimatymo visiems.